Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandieninė istorija bus gana paslaptinga, nes manau, kai išklausysit visą istoriją, gale vis tiek dar turėsit daugybę klaustukų, kaip ir aš. Taigi dvi draugės nusprendžia tiesiog išeit pasivaikščioti į gamtą, aplankyti savo mėgstamiausias vietas, kur tos dvi draugės nuolatos eidavo, pasidaryti daugybę nuotraukų, įsidėti į socialinius tinklus ir tuomet tiesiog vėl sugrįžti atgal į namus. Bet dėja jų pasivaikščiojimas baigėsi tragiškai. Bet kaip visą laiką, pradėkim šią istoriją nuo pat pradžių. Pradėkim nuo Abigail Williams. Tai Abigail Joyce Williams, vadinama kitaip Abby, jie gimė 2003 metais birželio 23 dieną ir jie gyveno tik su savo mama. Mergaitė buvo apibūdinama kaip labai gyvybinga, smalsi ir kūrybinga mergaitė. Abigail dievino meną, dievino piešimą, teigiama, jog nuo pat savo mažyčių dienų tu tiesiog galėjai duoti pieštukus, flamasterius, dažus ir jie tiesiog atsisės ir valandas pieš tiesiog bet ką, bet kad tai buvo jos mėgstamiausias dalykas. Kai mergaitė paaugo, žinoma ir jos menas pagerėjo ir apskritai teigiama, jog mokyklos laikotarpiais iš jos klasės Abigail buvo ta mergaitė, kuri piešė tiesiog gražiausiai, mokytoja ją nuolatos gyrė ir teigė, tu privalai būti užaugus dailininkė arba tiesiog eiti į menų sritį, nes tu tikrai turi talentą. Taigi Abigail svajonė buvo ta, jog taip, ji bus menininkė arba veterinarė, nes ji dievino taip pat gyvūnėlius ir jai patiko tiesiog visi gyvūnėliai, pradedant nuo ežiukų, sliekučių, skruzdėlyčių, užbaigiant didesniais tokiais kaip šuniukai ar arkliukai. Kad ji dievino visus gyvūnus, ji visada norėjo gyvūnams padėti, jeigu tik tai ji išgirsdavo iš savo draugų kažkokią istoriją, kad tarkim jų augintiniai buvo partrenkti, ar kažkokią panašią istoriją, jog Abigail tai labai paveikdavo ir ji galvodavo apie tai ilgas dienas ir ji buvo labai empatiška, maloni, draugiška, apskritai, kiek buvo žmonių apklausta apie Abigail, nieks apie ją nieko blogo nepasakė, visi sakė tik tai geriausius dalykus. Tuo tarpu Liberty German, pakalbėkim šiek tiek ir apie ją, tai Liberty Roselyn German, kitaip dar vadinama Libby, jie gimė 2002 metais gruodžio 27 dieną, jie gyveno su savo seneliais Maiku ir Betty Patty, ji buvo vienturtė ir ši mergaitė yra priešingybė Abigail, nes Libby, jie mėgo sportą, ji buvo sportiška mergaitė nuo pat savo ankstyvų dienų, jai labai patinko tinklinis, bėgimas ir kiti ją apibūdino kaip ypač energingą mergaitę, kuri tiesiog visada turi energijos ir kiti stebėjusi, iš kur jo semėsi. Liberty buvo lyderė savo draugių grupiai ir tas žmogus, kuris juokins visus kitus ir sakys tiesiog šimtus juokelių. Libby labai domėjusi mokslo ir svajojo ateityje dirbti teismo medicinos srityje. Taip pat Libby buvo technologijų entuziastė, jai patiko filmuoti video, redaguoti video, jai patiko daryti daugybę fotografijų ir tai jos tiesiog buvo toks mini hobis. Abby ir Libby, jos buvo geriausias draugės ir jos jau buvo pažįstamos tiesiog ilgus metus. Pamiršau paminėti, jog šios abi mergaitės gyveno Delphi mini miestelį, kur vieni kitus pažįsta, kur yra tiesiog viena pagrindinė gatvė, kelios parduotuvės, tuo laikotarpiu buvo viena didesnė kavinukė ir viskas, kad vienu žodžiu visi vienus kitus pažįsta. Aplinkui šį miestelį yra dideli laukai, kiek tolėliau paėjus yra dideli miškai ir jis yra toksai šiek tiek kaip ir atskirtas nuo kitų miestelių. Taigi šios abi draugės dienas leisdavo kartu, nepaisant jų skirtumų, jos dažniausiai eidavo į gamtą. Libby buvo ta, kuri visą laiką fotografuodavo Abigail, o Abigail tiesiog visada pozuodavo, tai buvo jų toks mini užsiėmimas, kartais su jom į gamtą eidavo ir kitos draugės, bet dažniausiai šios dvi mergaitės eidavo tiesiog dviese ir tai nebuvo kažkoks labai keistas dalykas, kad šios mergaitės tiesiog sako savo tėvams, kad mes einam pasivaikščioti, tarkim, prie ten to ir to tilto, ar mes einam pasivaikščioti tiesiog į gretimą miškelį, kad tai nebuvo kažkas keisto, nes tas miestelis buvo tiesiog labai ramus, ten nebūdavo jokių nusikaltimų ir visiems atrodė, kad šitas miestelis Delphi yra tiesiog labai saugus. Bet iš tikrųjų
taip nebuvo. Tai persikelkim į tą lemtingą dieną. Tai buvo 2017 metai, vasario 13 diena. Abigail ir Liberty dabar jos mokinosi vienoj klasėje, tai Abigail tuo laikotarpiu buvo 13 metų, o Liberty 14. Libby paprašė savo sesers Kelsey, ar jie galėtų šias dvi mergaitės nuvežti prie istorinio tilto. Tai buvo toks senas geležinkelis tiltas, jis susivadina Monon High, ir prie to tilto tiesiog ateina daugybė žmonių, įdėsiu jums daugybę nuotraukų. Tas traukinių tiltas jau neveikia ilgus metus ir ten žmonės tiesiog eidavo arba skaityti knygas, kaip buvo rašoma internete, arba tiesiog darytis nuotraukų. Kitos moterys per tą tiltą tiesiog perbėgdavo ir eidavo bėgioti aplinkui ten, nes tenais netoliese yra geri labai takai, kur tu gali tiesiog laisvai bėgioti, o kiti žmonės tiesiog eidavo su savo šunim, arba tiesiog norėdami pakvėpuoti gryno oro. Kelsey sutiko ir nuvežė Abigail ir Libby prie to žymaus tilto jų miestelį. Tai buvo kažkur po 1:35, kai Kelsey išleido abi mergaitės prie takų įėjimo. Mergaičių planas buvo paprastas, jos pabus ten 4 valandas, pasidarys nuotraukų, pakvėpuos gryno oro ir tuomet paskambins Libby tėčiai kažkur apie 4 valandą, jog jis atvažiuotų ir pasiimtų šitas mergaitės. Kažkur po 15 minučių Libby įkėlė nuotrauką į savo Snapchatą, kur ji nufotografavo Abigail, tą nuotrauką irgi uždėsiu jums ant ekrano, ir matoma tenais, jog Abigail stovi ant to geležinkelio tilto, pozuoja. Nuotrauka netrodo nieko keista, dvi mergaitės tiesiog linksminasi ir tiek, aplinkui nuotraukoje negali matyti visiškai nieko, jokių kitų žmonių, tiesiog tiltas ir gamta. Ir tai buvo paskutinė nuotrauka, kurią šios mergaitės įkėlė į internetą. Kai atėjo 4 valanda, Libby tėtis niekaip nesulaukė skambučio iš Liberty. Tuomet jis pats pradėjo skambinti, telefonas šiuo laikotarpiu jau buvo išjungtas. Žinoma, tėtis pradėjo panikuoti, jis pradėjo kalbėti su savo kita dukra, kad kur tu jas tiksliai paleidai. Tėtis nuvyko į tą vietovę, išlipo iš savo automobilių su sese, jie visur pradėjo ieškoti 2 mergaičių, jie pradėjo šaukti vardus, apėjo aplink tą geležinkelio tiltą, bet mergaičių tiesiog niekur nebuvo. Praėjus dar valandai šeima ant tiek pradėjo panikuoti, kad jie vis dėlto nusprendė kreiptis į policiją, nes tai nebuvo būdinga mergaitėm, juk mergaitės visada, kai išeidavo, visada ir sugrįždavo. Jos neužsibūdavo ilgai, nes apskritai šio mergaitėm nebuvo leista tiesiog būti gamtoj, kai jau pradeda temti, jog jos visada turėdavo sugrįžti į namus, o šiuo atveju taip nebuvo. Policija iš karto buvo sukelta visa ant kojų, nes vis dėlto tai buvo vos 13 ir 14 metų mergaitės, kurios dingo tiesiog atviroj gamtoj, plus kai buvo išsiaiškinta, jog mergaitės paskutinį kartą buvo matytos ant to geležinkelio tilto, tyrėjų pirma mintis buvo, jog mergaitės galėjo nukristi netyčia nuo to tilto, nes jis yra labai aukštai, o ten po apačia bėga vanduo, kad galbūt viena mergaitė netyčia paslydo, nukrito, tuomet kita mergaitė galbūt bandė padėti savo draugai ir taip irgi susižeidė, jog pirmiausios paieškos buvo pradėtos tam vandenį, aplinkui vandenį, bet tiesiog visiškai nieko. Tyrėjai, jie visur ieškojo, šiuo laikotarpiu jau buvo susirenkę po kelių kažkur valandų ir kaimynai to miestelio, jog ir jie tiesiog norėjo padėti ieškotų mergaičių, ir tėvai, kaip jie įsireiškė, jog antiek daug buvo šviesų, kad tu tiesiog galėjai matyti puikiai kelią, o tai parodo, kad tų žmonių buvo tiesiog labai daug susirinkę ten ieškotų 2 dingusių mergaičių. Bet sutemo, ir nei Abigail, nei Liberty nebuvo atrastos. Tai tyrėjai nusprendė, kad jie nori pradėti vėl anksti ryte. Tai yra dabar vasario 14 diena, ką jie ir padarė. Jie vėl atgal sugrįžo, pradėjo visur ieškoti. Ir galiausiai tyrėjai atrado 2 mergaičių kūnus. Tai buvo 15 minučių po 12. Mergaičių kūnai buvo atrasti prie Deer Creek upelio, netoli Monon High tilto. Tai buvo kažkur apie 1 kilometras nuo tos darytos nuotraukos, kai mergaitės buvo ant tilto viršūnės. Pareigūnai greitai patvirtino, jog jos tikrai buvo nužudytos. Taigi tuomet prasidėjo labai didelis tyrimas ir šitam tyrime yra labai daug tokių klaustukų ir žmonės ilgus metus tiesiog ginčinosi su teisėsauga ir nepritarė teisėsaugos
tyrimams. Pakalbėkim šiek tiek apie tyrimą. Tai vasario 15 dieną 2017 metais Indianos valstijos policija nusprendė paviešinti nuotrauką. Ta nuotrauka, įdėsiu jums ją taip pat, ji tikrai yra labai blogos kokybės. Nuotraukoje gali matyti vyrą, vyras yra su šviesiais džinsais, tamsiai mėlyna striukė, atrodo lyg jis būtų susikišęs rankas į kišenę, ar kažką bent jau turi kišeniai. Jis yra ar lyg ilgesnių plaukų, ar galbūt tu gali pasakyti, kad tai yra kažkokia lyg kepurėlė. Jau yra tokie rudi, ilgesni batai ir nieko daugiau. Aplinkui nėra jokio žmogaus, tu tiesiog matai, jog šis vyras irgi yra ant to tilto viršūnės ir kad jis tiesiog eina. Tuo laikotarpiu policija pradėjo tiesiog klausinėti visuomenės, ar jūs matėte šitą vyrą, ar jūs žinot, kas galbūt šitas vyras yra, jeigu taip, skambinkit mum. Į policiją kreipėsi keli asmenys ir tie asmenys, jie papasakojo skirtingas istorijas. Tai viena moteris, ji teigė, kad ji bėgioja tenais aplinkui, kad ji visada prabėga tą geležinkelio tiltą ir jai pasirodė, jog kad kai jinai bėgiojo, kad ėjo vyras ir tas vyras, jis buvo kažkur apie 20 galbūt metų, galbūt 25 metų. Ji tiksliai neįsižiūrėjo jį, bet tiesiog ji pažiūrėjo, kad tas vaikinas yra kaip ir jaunas ir tiek. Ir kiek vėliau ji teigė, kai ji pabėgo toliau, ji prabėgo taip pat ir 2 mergaitės ir kad tos 2 mergaitės jos manymu ir buvo Abigail ir Liberty. Ir tos 2 mergaitės ėjo į tą pusę, į kurią ėjo ir tas vyras paslaptingas. Tuomet kita moteris, jos apibūdinimas to paslaptingo vyro, kurį ji matė, buvo visiškai kitoks. Nes ši antra liudininkė, ji sakė, jog vyras, jis buvo tikrai nejaunas, kad jam yra kažkur apie 40 galbūt metų. Taip jie apibūdino jo rūbus irgi labai panašiai, kaip ir matoma nuotraukoj. Bet amžiaus skirtumas tiesiog netitinka, kur pirma moteris sakė, kad jis yra labai jaunas, o šita antra jau sako, kad jis tikrai virš 40 metų, tai tikrai. Bet jie irgi, kad jau nepažino, jie tiesiog greitai pro jį praėjo ir tiek. Tuomet vasario 22 dieną tyrėjai paviešino daugiau informacijos. Dabar jie paviešino video. Jį taip pat jums uždėsiu. Ir jau dabar jie paaiškina, iš kur jie gavo tą nuotrauką. Tai buvo vis dėlto ne nuotrauka, o vaizdo įrašas, kurį užfiksavo Libby German su savo telefonu. Jog tu matai, jog vyras tas pats eina kaip ir iš tos nuotraukos ir jisai tiesiog pasako žemyn nuo kalvos. Ir video pasibaigė. Tai yra kelių sekundžių video, tyrėjai vėl prašo, kad visi įsižiūrėtų šitą video, išgirstų to vyro balsą, bet tai irgi nepadėjo tyrimui. Tuomet praėjus keleriems mėnesiams, tai yra Liepos 17 dieną, policija nusprendė išleisti eskizą, kaip maždaug tas įtariamasis atrodo, nes šiuo laikotarpiu dar nieks nėra suimtas, tyrėjai vis dar tyria bylą, jie nežino, kas nužudytas 2 mergaitės, jie apskritai neviešina, kaip mergaitės buvo nužudytos, visiškai jokių detalių, apart to, ką aš jums jau pasakiau, jog šita byla buvo antiek uždara, kad niekas nežinojo visiškai nieko. Artimųjų šeimos nežinojo net, ar yra apskritai kažkokių didesnių įrodymų, ar jie įrodymą turi tik tai tą vieną vaizdo įrašą, kurį Liberty užfiksavo, ar jie galbūt turi kažką daugiau, kad visiškai ne. Bet vėlgi šis eskizas nebuvo labai naudingas. Tuomet pirmi suėmimai. Tai pirmasis įtariamasis buvo Ronas Loganas ir jis gyveno toj teritorijoje, kur buvo atrastos tos mergaitės, nes jam priklausė ta žemė. Ronas iš tikrųjų davė ne vieną interviu žiniasklaidai, jis kalbėjo apie savo tą teritoriją, jis netgi teigė žurnalistams, jis gali maždaug parodyti, kur mergaičių kūnai buvo rasti, jis pradėjo sakyti, kur jis buvo nusikaltimo vietoj ir tyrėjams tai pasirodė tiesiog įtartina, kodėl jis pastoviai duoda vis tuos interviu, jeigu jau nieks nelabai kaip ir prašo, kad kodėl jis vis nori, kad jį filmuotų ir filmuotų žurnalistą. Dėl to šis vyras buvo suimtas, jis buvo apklaustas ir kuo daugiau jį apklausinėjo tyrėjai, tuo daugiau jie turėjo klaustukų. Galiausiai jie gavo kratos orderį patikrint Rono Logano nuosavybę, kurioje rado daugiau negu 100 ginklų. Kad šis vyras tiesiog buvo kažkoks ginklų mėgėjas, apsėstas jais ir jis tiesiog juos kolekcionavo, ar kas, kad jis turėjo daugiau negu 100 ginklų savo kolekcijoje.
Taip pat buvo išsiaiškinta, jog šitas vyras yra praradęs teisės, bet netgi ir tą nusikaltimo dieną šis vyras teigė, kad jis važiavo į parduotuvę. Tai reiškia, kad jis važiavo jau be teisių, ko pasiekoje jam buvo uždėta dar bauda. Kiek vėliau visoje eigoje buvo išsiaiškinta, kad apskritai jis neturi kaip ir alibi, nes jo alibi buvo neteisingas, juk jis melavo dėl to. Tai žinoma, tyrėjams pasidarė labai įtaru, kad kodėl jis meluoja, kas su tais ginklais yra, kad ar apskritai jis galėtų būti mūsų tas asmo, kuris užmušė šias mergaitės ar ne. Bet galiausiai tyrėjai privalėjo jį paleisti, nes jie neturėjo daugiau jokių įrodymų. Ronas nuolatos kartojo, kad jis yra nekaltas ir kad jis tikrai neskriaustų mergaičių ir jis galiausiai buvo paleistas. Bet jo ta visa reputacija tam miestelį tikrai nebuvo gera. Ir jis po šito dalyko, po šito apkaltinimo kaip ir neturėjo ramaus gyvenimo. Tuomet kitas vyras, kuris buvo apkaltintas iš dalies, jog jis yra dabar įtariamasis, tai buvo Keegan Kline. Ir šis Keegan Kline, jis susikurdavo netikras anketas, jis turėjo vieną iš tų anketų, kurio vardas buvo Anthony Shots. Jis į tą Anthony Shots anketą Facebook'u įkėlė daugybę nuotraukų tiesiog kažkokio tai jauno vaikino, kuris yra labai užsisportavęs, atrodo labai gražus ir tuomet tiesiog rašinėdavo mergaitėm. Tiesiog ne mergaitėm, o vaikam vos ne 10 metų, 12 metų ir jis apsimesdavo, kad jis yra tas jaunuolis, jis pradėdavo kalbintas mergaitės ir nežinia kokiu tikslu, ką jisai norėdavo padaryti toliau. Ir iš tikrųjų šitas Anthony Shots, jo anketa buvo rasta Liberty Facebook'e, juk jie jau buvo draugai. Kai Keegan Kline patapo įtariamuoju, tuo laikotarpiu jis jau buvo kalėjime dėl kažkokių kitų nusikaltimų, tiksliai nežinau kokių, bet šis vyras buvo tyrinėjimas ir galiausiai tyrėjai jį irgi kaip ir išbraukė iš įtariamųjų rato, nes jie negalėjo tiesiog atrasti daugiau kažkokios informacijos. Apart to, jog taip jis bandė rašyti mergaitėm, bet nieko daugiau negalėjo jie atrasti. Tuomet byla pasidaro šalta, tyrėjai negali išsiaiškinti, kas nužudė Abigail Williams ir Liberty German, praeina 1 metai, praeina 2 metai ir visiškai nieko, tiesiog tyla. Tuomet 2019 metais balandžio 22 dieną tyrėjai nusprendžia surengti kitą spaudos konferenciją, ko pasiekoje išleidžia kitą eskizą. Ir šis eskizas, jūs matote iš nuotraukų, yra visiška priešingybė to pirmo eskizo. Jau dabar šiame eskize atrodo, kad tai jau yra kažkoks jaunas vyras, jis neturi visiškai plaukų barzdos, kad jis atrodo tiesiog, kad galbūt jam yra kokie 20 metų, o tam pirmame eskize mes matėm, jog tai yra vyresnio amžiaus vyras. Tai tik įrodė visiems kitiems, kad tyrėjai tikriausiai net nežino, kaip tas įtariamasis atrodo ir kad tie du eskizai yra visiškai tiesiog skirtingi. Buvo vėlgi vaizdo įrašas tas pats išplatintas, tik šiuo laikotarpiu buvo išleista ilgesnė vaizdo įrašo dalis, kai tu dar gali girdėti, kad jisai sako guys down the hill, o prieš tai buvo išleista tik tai down the hill, bet be to guys žodžio. Tuomet praeina dar 1 metai, dar kiti metai ir tiesiog visiškai nieko, suėmimų jokių nėra, byla nesistumė į priekį, visiškai nieko. Ko pasiekoja, tiesiog eiliniai žmonės arba tiesiog žurnalistai, jie pradėjo domėtis šitą istoriją, jie pradėjo lankyti tą vietą, kur mergaitės buvo nužudytos, jie maždaug žiūrinėjo, kiek yra atstumo nuo to tilto, kur mergaitės buvo matytos paskutinį kartą, iki tos vietos, kur mergaitės buvo rastos. Ir jie tiesiog pradėjo kurti tokius kaip ir įvairius podcastus, kad kas galbūt mergaitėm galėjo nutikti. To pasiekoje buvo sukurta labai daug teorijų, tiesiog su skirtingais tiek asmenim, tiek kas maždaug mergaitėm galėjo nutikti, nes tuo laikotarpiu, tačiau dabar kažkur yra 21 metai, vis dar nebuvo paviešinta, kaip mergaitės mirė, kas joms buvo padaryta, ar apskritai jos buvo išprievartautos, koks buvo tikslas tų mergaičių nužudimo, kad visiškai nieko, nors dažniausiai, kai jau praeina tiek daug laiko, tyrėjai jau paviešina daugiau informacijos, nes vis dėlto ta informacija gali padėti surasti tą žudiką, bet šiuo laikotarpiu
byla vis tiek buvo labai uždara ir tyrėjai visiškai nieko nenorėjo daugiau paviešinti apart to video. Nes tyrėjai nuolatos kartojo, jog tai gali pakenkti jų tyrimui ir tai gali pakenkti tolimesniams teismo procesams. Tuomet ateina 2022 metai. Tai yra visai neseniai. Kaip paprastas praktikantas savanoris, jis tvarko įvairias bylas, jis jas skaitinėja ir tiesiog ieško, ar viskas yra teisingai užrašyta, ar yra kažkur netitikimų, jis rūšiuoja įvairius dokumentus ir tiesiog jau yra tokia kaip praktikanto darbo diena. Kai jis pradeda skaityti šitą Abigail ir Liberty bylą ir tuomet jis supranta, jog jau yra šiokių tokių netitikimų. Nes kai buvo užsirašyti tie liudininkų parodymai, liudininkė viena, ji pradėjo kalbėti apie žmogų, kurio vardas yra Richardas Allen. Bet jo vardas ir pavardė dokumente buvo blogai užrašyti ir tuo laikotarpiu tie tyrėjai kaip ir bandė atrasti, kas tas Richardas Allen yra, bet jie negalėjo, nes toks žmogus kaip ir neegzistavo ir dėl to tas žmogus tiesiog buvo išbrauktas iš sąrašo. Bet šis praktikantas aiškino, kad tam užraše buvo padaryta klaida ir jis įsiaiškino, kas tas Richardas Allenas yra. Taigi jis perdavė visą šitą informaciją tam tyrėjui, kuris tuo laikotarpiu dirbo prie bylos ir jie įsiaiškino, jog šitas vyras gyvena tam pačiam miestelį, kur ir vyko tas nusikaltimas, tai yra Delphi miestelį, jog šis vyras dirba dideliai parduotuviai, kurios pavadinimas yra CVS Pharmacy, jog šis vyras yra susituokęs, turi vieną dukterį ir tiesiog gyvena ramų gyvenimą. Tai galiausiai tyrėjai pasibeldė šio vyro namus, jie pradėjo tyrimą ir keliarius mėnesius apskritai nebuvo skelbiama, kad jie jau dabar tyrėjai turi naują kažkokį įtariamąjį ir kad jie dirba su juo, nes tyrėjai jau šiuo laikotarpiu norėjo surinkti daugiau informacijos ir tik tada viešint visuomeniai, nes jau jie vėl nenorėjo dar kartelį apsigauti ar tiesiog apsijuokti, kad jie vėl kažką suima ir tiesiog galiausiai nieko neranda ir tuomet vėl paleidžia į laisvę. Taigi pranešimuose, kur savanoris juos atrado, ten buvo užrašas, jog iš dalies Richardas Allenas buvo kaip ir apklaustas policijos tiesiog kaip eilinis tiesiog žmogus ir jis tuo laikotarpiu sakė, kad jis buvo tam take, jog jis buvo ant to traukinių geležinkelio tilto, bet taip, kad jisai tiesiog ėjo pasižiūrėti žuvų, ir kad jis ten eina nuolatos ir kad tai nebuvo kažkokia keista diena, nes jis nieko nematė įtartino, jis nematė mergaičių ir tiesiog pasižiūrėjo žuvų ir galiausiai sugrįžo į namus. Ir viskas. Tuomet 22 metais spalio 31 dieną Richardas Allenas būna suimtas ir jam yra pareikšti kaltinimai dėl 2 žmogžudysčių, tai yra Abigail Williams ir Liberty German. Ir šiuo laikotarpiu tyrėjai vis dar neskleidžia, dėl ko jie suėmė, kokių jie įrodymų turi, jie tiesiog sako, kad mes turim tvirtų įrodymų ir tiek. Tai jau buvo prabėgę 6 metai nuo nusikaltimo dienos. Tuomet lapkričio 29 dieną yra paviešinta dar didesnė vaizdo įrašo dalis ir tenais dar kelias sekundės, kai yra pridedamos, tu gali girdėti, jog mergaitė kažkuri pasako, kad ginklas, kad jos pamato, kad tas asmo turi kažkokį tai ginklą su savim ir jis tuomet sako, guys, down the hill. Ir tikriausiai tuomet mergaitės paklauso jo, padeda telefoną ir galbūt pradeda arba bėgti tą kalvą žemyn, arba galbūt eina paklusniai. Ir taip pat tyrėjai atskleidė, jog šalia mergaičių kūnų buvo atrasta 40 kalibro neiššauta kulka. Ir tai buvo kažkur 2 pėdų atstumu nuo mergaičių kūnų. Ir kai buvo tikrinami Alleno namai, buvo įsiaiškinta, jog jis turi tą ginklą, kuriam priklauso šita kulka. Tuomet buvo paviešinti dokumentai, kai 2017 metais Richardas tiesiog kalbėjo su tyrėjais ir kai jo buvo paklausta, kokius rūbus tu taip pat dėvėjai, kai tu ėjai ant to tilto, jis atsakė, kad aš buvau apsirengęs džinsais ir tai juoda ar tai mėlyna striukė. Buvo paimtas Alleno DNR, bet nusikaltimo vietoje nebuvo atrasta jokių kitų asmenų DNR, taigi negalėjai tiesiog naudotis DNR pagalba ir sakyti, kad šis vyras vis dėlto yra kaltas. Tai pakalbėkim šiek tiek apie įtariamąjį ir kas jis toks. Tai jo vardas
Richardas Matthew Allen. Jis gimė 1972 metais rugsėjį. Jis užaugo Mažojoje Meksikoje, Indianos valstijoje, tai yra dar mažesnis miestelis negu Delphi. Jisai mokėsi North Miami vidurinėje mokykloje, netoliese Denver mieste, kur dalyvavo tiek futbolo, tiek lengvosios atletikos varžybose. Tuomet 91 metais jis pabaigė mokyklą, vėliau jis įstojo į technologijų universitetą, pabaigė studijas, jis šiek tiek trumpai patarnavo armijoje, jisai vedė, jis turi vieną dukrytę, jis dirbo kelerius darbus. Tai jo pirminiai darbai buvo nuo 2003 metų iki 2013 metų jis dirbo Walmart parduotuviai. Walmart yra vienas didžiausių prekybos centrų visoje JAV. Po šio darbo jisai dirbo CVS Pharmacy vaistiniai, būtent šitam Delphi miestelį. Ir vieši įrašai rodo, jog į Delphi miestelį jis atsikėlė kažkur 2006 metais gruodį. Ir daugiau apie jo gyvenimą, vaikystę ar kažkokias raudonas vėliavas ar dar kažką tiesiog nėra labai daug informacijos. Pasak vaikystės draugo, Richardas buvo malonus, mandagus, niekada neturėjo problemų vaikystėje, turėjo ne vieną draugą, buvo ypač draugiškas, jeigu tave pamatytų, kad tu eini gatve, jog Richardas visą laiką tave užkalbins ir vienu žodžiu tas vaikystės draugas tiesiog turėjo pasakyti gražiausius žodžius apie jį. Sakė, kad Richardas niekada nebuvo kažkoks problematinis vaikas ir jis apskritai negali patikėti, kad Richardas galėtų užpultas dvi mergaitės 13 ir 14 metų. Ir iki teismo dienų mes vėlgi nieko beveik nežinojom apie bylą, net nežinojom daugiau detalių apskritai, dėl ko jis yra dar suimtas, kokių įrodymų prieš jį tyrėjai turi, tiesiog visiškai nieko. Bet galiausiai teismo dienos prasidėjo 24 metais. Spalį. Tai va visai neseniai ir teismo dienos ir pasibaigė. Tai čia teismo dienose mes pagaliau sužinom apskritai, kaip mergaitės mirė, nes iki to mes visiškai nežinojom. Tai dabar pakalbėkim pirmiausia apie jų mirtį ir kuri mergaitė apskritai buvo sužalota labiausiai. Tai Libby, ji buvo rasta visiškai nuoga, tiesiog nurengti jos visi rūbeliai buvo ir ji buvo sužeista daug stipriau negu Abigail, tai ant Libby rankos buvo apsuktas plaukas ir tiksliai tyrėjai net nežino, iš kur tas plaukas atsirado ir kieno plaukai tai yra, nes buvo išsiaiškinta, kad plaukai priklauso moteriai ir tiek. DNR, kiek jie bandė tirti per DNR, kokios moters tai plaukai buvo, jie negalėjo tyrėjai išsiaiškinti, tiesiog moters ir tiek. Tuomet nei Libby, nei Abigail nebuvo išprievartautos ar seksualiai bandytos kažkaip išnaudot. Ant Libby buvo kažkur 3-4 įpjovimai jos kaklo srity. Jos buvo visos rankos kruvinos, o tai parodo, jog mergaitė tikriausiai buvo uždėjus rankas ant savo kaklo ir bandė sustabdyti kraujavimus. Taip pat yra keli įbrėžimai ant jos kitų kūno vietų ir buvo manoma, kad tuos mažesnius įpjovimus galbūt padarė tas dėžių pjoviklis, tas dėžių peiliukas, bet patologas 100% negalėjo pasakyti ir apskritai patologas savo ataskaitoje negalėjo nurodyti vieno kažkokio nusikaltimo įrankio, kad ar tai būtų peilis, galbūt koksai peilis, ar tai buvo virtuvinis, medžioklinis ar dar ką, kad visiškai ne. Ir nusikaltimo įrankis nėra išsiaiškintas, jis tiesiog daro prielaidą, kad galbūt vienas iš nusikaltimo įrankių ir gali būti tas dėžių pjoviklis. Tuomet Abigail, ji buvo pilnai aprengta ir ji netgi turėjo apsirengus kelis ir Libby rūbus, kas yra tiesiog labai keista, nes manoma, jog kažkas ją aprengė tikriausiai po mirties ar prieš mirtį keliais Libby rūbais, nes Libby buvo visiškai nuoga, o mergaitė buvo tiesiog aprengta keliais savo draugės rūbais, kas buvo labai keista. Šiai mergaitei irgi buvo perpjauta gerklė ir ji turėjo mažus sužeidimus žemiau savo lūpų, lyg kad kažkas būtų atsirėmęs į tiesiog smakrų sritį ar kažkas tokio. Irgi patologas negali įvardinti nusikaltimo įrankio ir patologas negali įvardinti tikslaus laiko, kada mergaitės mirė. Tuomet iš nuotraukų matysit, ant mergaičių buvo užmesta kaip ir pagaliukų ir su šiais pagaliukais yra skirtingos teorijos, nes gynyba
Eileno, jie pradėjo sakyti, jog tai buvo kažkoks kultas, tai yra kulto darbas, jog viena mergaitė buvo bandoma paaukoti, o galbūt ji ir buvo paaukota, o kita mergaitė tiesiog buvo užmušta, nes jiem nereikėjo tos kitos mergaitės. Gynyba pradėjo sakyti, kad tai yra vatonizmas, kad tai tikriausiai buvo ne vienas asmuo ir jie darė tuos visus aukojimus, dėl to tie pagaliukai ir buvo išdėlioti taip, nes gynyba teigia, jog pagaliukai jie buvo padėti vienas po kito ir jie buvo specialiai, pagal nuotraukas matysit, uždėti tokiom keistom pozicijom, jog tai būtų kažkoks lyg kaip ženklas ar kažkas tokio. Nors prokurorai teigia, kad visiškai ne, pagaliukai buvo tiesiog atsitiktinai paėmė krūvą pagalių ir meti ant kūnų, nes manoma, jog užpuolikas norėjo paslėpti savo nusikaltimą ir norėjo pridengti kūnus, bet kažkas jam galbūt sutrukdė, galbūt jis kažko įsigando ir tuomet tiesiog pasišalino iš įvykio vietos, nepaslėpdamas kūnų. Ir taip pat dar rodo, jog užpuolikas labai skubėjo, nes viena mergaitė buvo visiškai išrengta, bet ant jos nebuvo jokių seksualinių ženklų, o tai rodo, jog tikriausiai užpuolikas norėjo atlikti seksualinius dalykus mergaitei, bet nespėjo, nes kažkas jam sutrukdė, ar jis išgirdo galbūt kažkoks žmogus, kad kažkur netoliese eina. Teismo metu prokurorai naudojo tai, jog Richardas Eilenas prisipažino savo žmoną, jog jis įvykdė nusikaltimus, jis paskambino savo žmoną ir telefonu pasakė, kad vis dėlto jis yra tas kaltininkas ir kad jis labai atsiprašo vis dėlto savo žmonos, jis nepaaiškina, kodėl jis užpuolė tas mergaitės, koks jo buvo tikslas, motyvas, visiškai nieko, tiesiog jog jis yra kaltininkas, nors kai buvo jau teismo dienos, jis neigė ir jis teigė, jis yra nekaltas, jo gynyba bandė jį visais būdais išteisinti ir sakė, jog tiesiog įrodymų nėra daug šitoj byloj ir Richardas yra nekaltas, o yra kaltas tas kažkoks keistas kultas. Gynyba vis primindavo žiūri, jog tie plaukai pas mergaitės rankoj, kad kieno tie plaukai ir kad užpuolikas, tai yra įtariamasis Richardas Allenas, žinoma, nėra moteris, o plaukai priklauso moteriai, tai kieno tie plaukai yra, jog tai rodo, kad tai buvo arba keli asmenys, kurie įvykdė nusikaltimą, arba tai apskritai buvo net ne Richardas. Bet galiausiai, kai atėjo jau visas verdiktas, žiūri vis tiek labiau patikėjo prokurorų pusę ir jie buvo įsitikinę, kad vis dėlto Richardas yra kaltas. Ir lapkričio 11 dieną prisiekusieji pripažino, jog Richardas Allenas yra kaltas, o gruodžio 20 dieną teisėja Gull skyrė jam 130 metų kalėjimo bausmę. Richardo Alleno gynyba, tai yra Rosie ir Baldvinas, jie sakė, kad jie skųs visą šį sprendimą ir jie bandys dar kartelį gauti kitą teismą, kad viskas būtų per naujo tyrimą, nes tiesiog pasak juos įrodymai netitinka realybės ir yra labai daugybė klaustukų ir yra tiesiog per mažai įrodymų, kad apskritai šis vyras tai padarė. Nes pagrindiniai prokurorų įrodymai buvo tiesiog tie patys Richardo žodžiai, kad jis buvo ant to tilto tą dieną, kai vyko nusikaltimas ir jis net buvo tuo pačiu kažkur laikotarpiu, kur ir turėjo įvykti nusikaltimas. Jis buvo apsirengęs panašiais rūbais, kurie buvo matomi vaizdo įraše. Tas ginklas, ta kulka rasta, juk tas ginklas priklauso jam, jis buvo rastas jo nuosavybei. Ir tas prisipažinimas, kai jis paskambino savo žmonai ir pasako, kad jis prisipažįsta. O tuomet iš gynybos pusės jie teigia, kad tai yra kulto kažkokia veikla, plaukai tie rasti pas mergaitės, kad visiškai netitinka, nėra jokių DNR įrodymų, kad Richardas apskritai būtų nusikaltėlis. Tas prisipažinimas, gynyba teigia, jog Richardas buvo priverstas prisipažinti ir kad jis buvo uždarytas į tą tiesiog vienutę 3 mėnesius, kad jis buvo vienas uždarytas ir jam buvo grasinama, kad jis turi prisipažinti ir dėl to jisai prisipažino, nes jis buvo žiauriai išsigandęs. Tai čia yra dvi skirtingos pusės ir abi pusės skamba įtikinamai ir dėl to žmonės, kai kurie yra pasiskirstę į dvi pusės, nes vieni tikrai tiki prokurorų pusę labiau, o kiti galvoja, kad yra šiokių tokių dalykų, ypač su tais plaukais. 2017 metais Delphi vidurinė mokykla pavadino savo biblioteką Abby ir Libby memorialinę biblioteką, tuomet buvo atidarytas toks kaip ir mini fondas,
šioms aukoms irgi pagerbti. Ir bus matyti toliau, ar vis dėlto bus kitos teismo dienos, ar tas skundas bus priimtas ar ne. Ir kaip visas bylinėjimasis bus toliau, jeigu tas skundas bus priimtas. Tai parašykite komentarus, ką jūs galvojat, kokios jūsų yra nuomonės, ką jūs galvojat apie patį tyrimą. Ar jums atrodo, kad įrodymų yra pakankamai ir jog Richardas Allen yra tikrai kaltas ir jis yra tas užpuolikas, ar vis dėlto jums kyla kažkokių klaustukų, kaip ir kitiems žmonėms. Ir mes visi galim pasimokinti šito video, kad nesvarbu, jog tu gyveni ir maža miestelį, kur atrodo vieni kitus pažįsta ir atrodo tai yra saugus miestelis, kur nebūna jokių nusikaltimų, nes vis tiek net ir tokiuose miesteliuose gali nutikti siaubingi dalykai. Ir jog reikėtų saugoti savo vaikus labiau. Ir taip pat su tuo internetu. Nes kaip ir girdėjau šito istorijoje, kažkoks tiesiog creepy vyras susikūrė Facebook'o anketą, prikelia tenais daug jauno vaikino nuotraukų, sportiško vaikino nuotraukų ir tuomet rašo vaikams ir tikriausiai tokiu būdu bando suvilioti tą mergaitę, kad ta mergaitė ateitų į susitikimą su tuo vaikinu tariamai, o tuomet pasirodytų šitas creepy kažkoks vyras ir nežinia, ką norėtų padaryti tai mergaitė. Juk apskritai su visu internetu šiais laikais reikia būti atsargiems ir neleisti savo vaikams susirašinėti su bet kuo. Taigi nepamirškit parašyti savo nuomonės apačioj, nepamirškit paspaust patinka mygtuką, užsiprenuoti mano kanalą ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!